Vardant Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Galite prisėsti. Šiandien pirmąjį lapkričio sekmadienį girdėjome Evangeliją su palyginimu apie turtuolį ir Lozorių. Visuomet arba pirmąjį lapkričio sekmadienį, arba paskutinį spalio sekmadienį, tokia yra tradicija daugelėje patriarchatų, skaitant Konstantinopolio patriarchatą, skaitome šį palyginimą. Visuomet būtent šiuo palyginimu pradedame, taip galima sakyti, lapkričio mėnesį. Taip pat lapkričio mėnuo, lapkričio 1 dieną prasideda šventųjų Kozmo ir Damijono atminimu. Šventieji Kozmas ir Damijonas buvo gydytojai, kurie nemokamai gydė vargšus ir darė kitus gailestingumo darbus. Taigi šitokia sąsaja, kad mes pradedame lapkritį su Evangelija apie turtuolį ir Lozorių ir su šventųjų Kozmo ir Damijono atminimu, tai yra neatsitiktinis dalykas. Bažnyčia mums primena, artėjant prieš kalėdiniam pasninkui, adventui, kad be savo kažkokio asmeninio susilaikymo, be mėsos nevalgymo, be didesnės maldos ir kitų dalykų, krikščionis yra pašauktas ypač pasninko metu ir dar daugiau rodyti tų gailestingumo darbų, daryti, skirti išmaldą ir panašiai. Ir šis palyginimas apie turtuolį ir Lozorių visų pirma mums ir primena šiame kontekste apie tai, kaip mes esame pašaukti elgtis su vargšais. Štai Lozorius gulėjo prie turtuolio namų, svajoja bent jau gauti kažkokių trupinių nuo jo stalo. Bet pasirodė Evangelijoje, kad netgi turtuolio šunys buvo gailestingesni Lozoriui negu tas turtuolis. Tas turtuolis tik potavo, o šunys bent jau naidavo klaižyti jo vočių. Negaudavo jis paguodos iš to turtuolio. Ir po mirties Lozorius papuolė į Abraomo prieglobstį, o turtuolis į, kaip ten įvardyta liepsnas, į tai, ką mes vadiname pragaru. Galima būtų paklausti, ar papuolė turtuolis į pragarą tik dėl to, kad buvo turtingas, o Lozorius papuolė į dangų tik dėl to, kad buvo vargšas? Žinoma, kad ne. Ir šitoje Evangelijoje mes ir galime suprasti, kaip mums patiems patekti į rojų, patekti į pragarą ir kas yra svarbu. O svarbu yra tai, koks yra žmogaus santykis su šiuo pasauliu, su šio pasaulio gerybėmis, su turtu, su šlove, su įvairiais malonumais ir taip toliau. Lozorius, jis nors ir buvo vargšas, bet ne tik buvo vargšas, bet dar ir, kaip skaitome šitame palyginime, jisai nieko nedarė prieš Dievą. Jis laikėsi pamaldžiai, kaip Senojo testamento Jobas. Jis gulėjo toje šiukšlių krūvoje apaugęs votimis, bet jis neprakeikinėjo Dievo, jis visą pakėlė ir laukė savo atlygio danguje. Tuo tarpu turtuolis, beje, ir pats vardas Lozoriaus yra sutrumpintas vardas Eliezaras, kuris reiškia Dievas yra pagalba. Ir štai jame matome tokį simbolį žmogaus, kuriam Dievas yra pagalba. Tuo tarpu turtuolis, jis visai savo gyvenime Dievo neturi. Jam gal ir geriau, kad netgi ir nebūtų Dievo. Jis visą savo širdį, visą savo mintis yra atidavęs turtui. Ir netgi šitame pasakojime jis neturi vardo, jis yra tiesiog turtuolis, turtingas žmogus ir viskas. Tarsi jo visa tapatybė tuo yra apibrėžiama. Ir štai šiandienos apaštalo Pauliaus skaitinyje buvo tokie žodžiai, kurie apibrėžė, koks tas krikščionių santykis turi būti su šio pasauliu. Apaštalas Paulius
sako, pasaulis man yra nukryžiuotas ir aš pasauliui. Tai būtent pasauliu jis ir vadina tuos įvairius dalykus šiame pasaulyje. Krikščionis yra pašauktas, gyvendamas šiame pasaulyje, pradėti gyventi danguje. Suvokti, kad nors turi čia žemėje tėvynę, bet jo tikroji tėvynė danguje. Suvokti, kad nors čia žemėje jisai turi tėvus, bet tikrasis tėvas yra dangiškasis tėvas. Suvokti, kad nors šioje žemėje mes patiriame įvairius malonumus, bet didžiausia palaima, didžiausias malonumas yra artumas su Dievu. Artumas su Dievu, ypač danguje pilnas tas artumas. Ir tokiu būdu tarsi gyventi per du pasaulius. Viena koja šiame pasaulyje, bet širdimi ir siela jau kitame pasaulyje. Ir tuomet tas santykis su turtu, net jeigu krikščionis yra turtingas, jis jau susiklosto pagal Dievo tą tvarką. Koks tas turi būti santykis? Tai turi būti toks santykis, kad žmogus galėtų pasakyti apie save: aš esu Dievo rankos šitame pasaulyje. Aš esu tas, per ką gali veikti Dievas. Nes Dievas man davė įvairias galimybės, įvairią, netgi galima taip sakyti, galią, duodamas man šitą turtą. Juk jeigu Lozorius meldėsi Dievui ir prašė, kad būtų pamaitintas, kad gautų maisto, tai tik labai retais atvejais įvyks kažkoks antgamtinis stebuklas, atsiras iš kažkur maistas ir Dievas tokiu būdu pamaitins skurstantį. Bet pirminis būdas, per kurį Dievas galėjo atsakyti į jo maldą, jeigu turtuolis būtų buvęs pamaldus žmogus, tai būtų būtent per turtuolį ateiti ir pamaitinti tą skurstantį. Būtent tas turtuolis buvo pašauktas kaip žmogus tapti, galima sakyti, tokiu Dievo pasiuntiniu, Dievo angelu, kuris padėtų Dievui įvykdyti kitų žmonių maldas. Taip ir mes esame kviečiami, ypač šį lapkričio mėnesį, susimastyti apie gailestingumą, susimastyti apie išmaldą ir pagal išgales irgi kažkam padėti. Ir ta pagalba gali būti labai įvairi. Gali būti ir auka žmogui gatvėje, gali būti ir kažkoks tai pavedimas patikimam kažkokiam fondui, kuris padeda skurstantiem. Gali būti ir asmeninė savanorystė. Yra įvairios formos, kaip mes galime padėti. Ir dažnai žmonės taip dvejoja tokiu klausimu dėl to, kaip sutikus gatvėje skurstančius žmonės mes jiem aukojam ir kai kurie iš jų galbūt ne tam išleidžia tos pinigus. Bet mes iš tikrųjų esame pašaukti viena vertus taip, jeigu žinome tikrai žmogų turint priklausomybę ir panašiai, tai galbūt padėti sistemiškai, bet kita vertus mes duodami kažkokias lėšas žmogui, jį galiname pavalgyti, jį galiname kažkaip tai daryti teigiamus žingsnius savo gyvenime, bet tai ne mūsų atsakomybė, kaip jis pasielgs su tais pinigais ir taip toliau. Jeigu vis dėlto yra tikrai mūsų pažįstamas žmogus gatvėje, kuris serga priklausomybę, tai aišku, kad geriau yra padėti sistemiškai, padėti kovoti su tą priklausomybę, neskatinti jos. Bet visumoje, jeigu pažiūrėsime ankstyvųjų krikščionių raštus, tai daugeliu atveju šventieji tėvai sako, kad mes neatsakingi už tai, kur yra panaudojamos mūsų lėšos ir neturime apie tai daug galvoti, ypač kai susidurėm su nepažįstamais žmonėmis. Taigi, lapkritį padarykim tokiu gailestingumo mėnesiu ir dar galime prisiminti vieno iš ankstyvųjų apaštalų tėvų, apaštalų mokinių tokią frazę. Jis sako, kad turtingas yra išgelbėjimas vargšo maldomis. Tai visuomet, kai kažkam aukojame, prisiminkime, kad tas vargšas, kaip galbūt ir Lozorius, yra tas, kas gali mus priartinti prie Dievo, kieno maldomis mes galime būti išgelbėti. Amen.